Labadiena, bažnyčia dar. Šiandien kalbėsiu apie pasišventimą ir apie atsidavimą Dievui. Biblijoje pirma psalmė yra laikoma viso psalmyno atsklanda, o 150 psalmė yra laikoma užsklanda. Kaip įdomiai pažiūrėjus į pirmą psalmę, jinai yra iš 6 sakinių. Ir paskutinė psalmė irgi yra iš 6 sakinių. Žiūrėkit, ką sako pirma psalmė. Sako, laimingas, kas atmeta nedorėlių patarimus, kas neina nusidėjęs keliu. O jeigu tu nori būti laimingas, tu turi atmesti, kas sena ir pasiimti, kas nauja. Tu turi tai įgyvendinti tavyje. O paskutinioje psalmė sako, džiūgaukite prieš viešpatį visą, kas gyva, tai šlovina mano vardą. Vat kai tu būsi laimingas, tavo širdis šlovins viešpatį. Brangiai, Dievo žodis yra reikalingas tam, kad keistų mūsų sielas taip, kad mes patiktumėm Dievui. Todėl mumyse yra gydomos dorybės. Mes visi laukiam viešpatės, mes laukiam tos tūkstantmetės karalystės, bet brangieji, į ją patekti, mes tokie nepateksim tokie, kokie mes dabar esame. Tai yra nusižeminimo, kentėjimo kelias, o paskui šitas kelias kelia į šlovę. Lygiai tą patį darė Kristus žemė, kaip buvo. Nusižemino, kentėjo ir jisai pateko į šlovę. Atsiverskite dabar visi, jeigu turi Biblijas, 101 psalmę. Šita psalmė yra, kaip Dovydas pasišvenčia Dievui. Giedosiu apie ištikimybę ir teisingumą, šlovės giesmę, giedosiu to viešpatį. Dovydas pasišvenčia gyventi Dievo karalystėje, dora širdimi, garbingai. Būti permatomu, skaidriu tiek su Dievu, tiek santykyje su žmonėmis. Įsivaizduokit, būti skaidriu, kaip tas gyvasis vanduo. Be drumzlių, be nuosėdų. Vat šitaip Dovydas pasišvenčia tarnauti Dievui. Toliau, dorumo kelią laikysiuos, kada mane aplankysi, savo namuose gyvensiu dora širdimi. Mes matome, kad Dovydas pasišvenčia ir jisai pasirenka dorumo kelią. Taip pat jo širdis yra tikrai dora. Ir kai jis eina dorumo keliu, jis sako, Dieve, kada tu mane aplankysi. Jūs gal neverskite, aš trumpai atsiversiu pirmą karalių. Vienuoliktas skyrius, 4 eilutė. Čia apie jo sūnų Saliamoną. Saliamonui pasenus, jo žmonos nugrėžė jo širdį kitų dievų link. Ir jo širdis nebuvo ištikima viešpačiui. Savo Dievui, kaip jo tėvo Dovydo širdis. Iš šito sakinio mes matom, kad Dovydo širdis tikrai buvo dora ir ištikima Dievui, negu Saliamono. Žiūrėkit, o Saliamono, kas širdį pasuko? Žmonos. Brangiai, kas šiandien mūsų širdis nusuka nuo Dievo? Kas pavogė? Kas pavogė mūsų širdis, kad čia neateitumėm? Kas pavogė mūsų širdis nuo skaitimo žodžių kiekvieną dieną? Kas pavogė mūsų laiką nuo bendrystėje buvimo su Dievu? Kas pavogė, atsekėt?
Sako, į niekas žemę niekada nekreipsiu žvilgsnio, nekęsiu žmogaus, kuris suktai elgesi, nieko bendra su juo neturėsiu. Kitas vertimas sako, nestatysiu savo prieš akis jokio nedoro dalyko, sako, ir jis prie manęs neprilips. Jokio sandėrio, jokios draugystės. Neužbėgsiu. Tai Psalmė 97, 10, kas sako, viešpats myli tuos, kurie nekenčia pikto. Jis saugo savo ištikimųjų gyvastį, gelbsti iš nedorėlių rankų. Brangieji, mes turim neapkęsti pikto. Mes turim tai palikti. Mes turim nesusidraugauti su piktu. Jeigu tu paliksi piktą, žiūrėkit, ką viešpats toliau saugo. Jisai saugo ištikimųjų gyvastį ir pats gelbsti iš nedorėlių rankų. Bet tik tu pats nuspręs mesti piktą, atsisakyti jo. Tai kaip sako jo žodis. Sako, širdies nelabumo vengsiu iš tolo, su tuo, kas pikta, reikalų neturėsiu. Sako, priešgyni širdis pasitrauks nuo manęs ir aš nepažinosiu piktojo. Dabar 115 psalmis, jūs net nesiversiu, 119, atsiprašau, 119, 115 eilutė. Sako, atstokite nuo manęs, piktadariai, aš laikysiuosi savo Dievo įsakymų. Čia brangiai turi būti kaip šūkis, kaip lozungas mums. Turėti visą laiką savo prieš akis. Atstokite nuo manęs, piktadariai, aš laikysiuos savo Dievo įsakymų. Slapta šmeiš savo artimą, tą nutildysiu. Nepakenčiu pasipūtusio įžūlios širdies žmogaus. Jeigu tu slapta šmeiži artimą, tai žinau, kad dar yra mūsų širdis pasipūtusios ir įžūlis. Dar piktos yra mūsų širdis. Iš patarlių 6:17, ką sako, išpuikusios akis, melagingas liežuvis, nekalta krauja, liejančius rankos. O viršuje rašo, sako, viešpats šitų dalykų nekenčia. Nepraeisim mes taip tokiais dalykais. Šešta eilutė sako, akimis ieškau krašte Dievui ištikimų žmonių, kad jie gyventų su manimi. Kas laikosi doro kelio, tas bus mano tarnyboje. Brangiai, mes turime ieškoti ištikimų Dievo žmonių. O kur mes juos galim rasti? O čia, Dievo namuose. Dievo bažnyčioje mes juos galim rasti. Gatvėje mes, ką žinoma, rasim. Pasaulyje sunku rasim tokių žmonių. Bet ištikimų Dievui mes čia galim rasti. Ir žiūrėkit, sako, rašo, kas laikosi mano keliu, bus mano tarnyboje. Kas laikosi mano keliu, tas man tarnybos. Žiūrėkite, kai vaikinus imdavo į armiją. Visokie ten susirinkdavo, bet ten būdavo griežta tvarka. Ir jie būdavo. Palei tą tvarką buvo rūdomi. Lygiai tas pats ir čia. Sako, joks apgavikas mano namuose negyvens, joks melagis mano akivaizdoje netarnaus. Čia yra rimta eilutė. Sako, joks melagis ir apgavikas nebus įtvirtintas. Arba tiksliau sako,
neįsitvirtins. Melas gali būti trumpas ar ilgas, nesvarbu, bet tu neįsitvirtins. Mažas ar didelis melas, vis tiek tu neįsitvirtins. Prieš sakydami mes turim pagalvoti, jeigu tu meluosi, tu neįsitvirtinsi Dievo karalystę. Tu neįsitvirtinsi. Norėčiau, kad užsirašytume tą sakinį visi. Žmogus, kuris sąmoningai gyvena nuodėmėj, griauna viešpaties namus. Kuris sąmoningai gyvena nuodėmėj, griauna viešpaties namus. Tu jie įžengdamas pro šituos duris. Jeigu tu darai dar nuodėmę, tu griauni šitus namus. Jie yra nestatomi brangiai, jie yra griaunami. Žiūrėk, kai tu sergi kokia liga, užkrečiama. Tu ateini, tu užkreti kitus, jie palūžta, jie krenta kaip lapai. Jie yra užkrečiami lygiai tas pats ir čia dvasiniai dalykai. Dievo namai yra griaunami. Jeigu tu sąmoningai dar tebesi nuodėmėjai. Kas rytą tarsi nuosprendį krašto nedorėliams, kad išvalyčiau iš viešpaties miesto visus darančius piktą. Aš manau, kiekvieną rytą mes turim stoti Dievo akivaizdoj ir daryti nuosprendį savo nedorumui. Dieve padėk, Dieve gelbėk, Dieve iškelk mano nedorumą, kad aš pamatyčiau ir suprasčiau. Kol dar yra laikas, mes turim ruoštis brangiai viešpaties Jėzaus atėjimui. Mes turim pasišvęsti dėl bažnyčios, dėl vaikų, dėl aplinkinių. Mūsų laikas čia žemė yra susitvarkyti, nes vieną dieną brangiai bus viskas atidengta. Nieko nebus paslėpta, viskas bus atidengta. Gal šiandien, gal ryt, gal vienas viešpats žino kada, bet tai bus atidengta. Brangiai, psalmės mums padeda atrasti savyje blogį, bet ir jį nugalėti padeda. Mes esame dabar susitvarkymo procese. Mes turime tvarkytis. Negalime į tai žiūrėti pro pirštus. Negalime žaisti su Dievu slėpynių. Taip kaip Adomas su Ieva, kai nusikalto, susisiuvo iš lapo ir pasislėpė už medžio. Mes nebegalim slėptis. Jeigu Dievas mus šaukis, mums iškelia nuodėmę, brangiai mes turim sakyti, ačiū Dieve, kad tu parodei. Aš galiu atgailauti, aš galiu atsiprašyti, aš galiu pasikeisti, ačiū tau viešpatie. Kol Dievas mus dar priima, mes galim susitvarkyti, nes dabar yra blogas laikas pasikeisti. Per nusižeminimą, per skausmą ir paskui mes